bless America, you know we all love them. Yesterday I got a call like from my dog like 101. Said they killed his only son because of insufficient funds. He was sobbing, he was mobbing with religion in a truck. Talking out his head, philosophy on what the Lord had done. He said, kid, can you pray for me? It been a fucked day for me. I know that you were meant to show me how to overcome. He was looking for some closure, hoping I can bring him closer to the spiritual. My spirit do no better, but I told him I can't sugarcoat the answer for you. This is how I feel. Sveiki, esu su Mindaugu. Sveikas, Mindaugai. Malonu, sveiki. Norėjai duoti ranką, palauk. Tai žiūrėk, dabar užduosiu tau kelis tokius nelabai patogius klausimus, ne tik apie kovas ir ne tik apie visus šitus dalykus. Tai mes prieš ateinant operatoriai šiandieną kalbėjom apie tai, kad jeigu jau esi profesionalus kovotojas, dėja, bet jau negali kovoti mėgėjų čempionatuose. Dar kartelį, prašau, Mindaugai, pasakyk, kodėl čia iš viso taip yra ir kodėl čia tokios taisyklės nustatytos jums nelabai draugiškos? Na, iš tikrųjų, aš nežinau, ar čia jos draugiškas ar nedraugiškas, net nepasakyčiau galbūt. Jeigu jau esi pasiruošęs eiti į pro kovas, tai jau esi pasiruošęs tiesiog. Ir, sakykime, ten, jeigu mėgėjose matom žmogus, kuris, ko gero, pirmą kartą kovoja, sakykime, iš vis, tai jam, ko gero, kovoti su profesionalu, nu, žinot, lygiai, jau nebetė yra. Pro ringas yra pro ringas, iš tikrųjų. Tai tu visą laiką svajojai būti profesionaliu MMA kovotoju? Greičiausiai ta mintis atėjo tik tais, kai pabaigiau mokyklą. Ir, žodžiu, iš tikrųjų, svajojau pats būti imtynininku ir po to atvykau į Klaipėdą, pradėjau treniruotis MMA. Ir tai tapo tiesiog, nu, mano dalimi, nebeįsivaizduoju savo, sakykime, gyvenimo be MMA. Tai kokį šou sukursi mums šiandien? Sunku ir atsakyti, iš tikrųjų, seniai iš tikrųjų bebuvau ringe pats, bent jau MMA ringe, bet tikrai galiu prižadėti vieną. Nebijosiu kraujuoti, nebijosiu atiduoti visas savo jėgas. Tikrai, jeigu reikės, paliksiu tenais galūnės savo. Tai iš tikrųjų tikrai esu nusiteikęs ir nokautams, ir laužimams, viskam. Tikrai žadu įdėti visą save. Aš matau iš akių, kadangi praeinu pro tikrai labai daug kovotojų, matau iš akių, koks tu esi pasiryžęs nugalėti. Net ir preskonferencijos metu iš tavęs spinduliavo tokia, gal negražiai pasakysiu, bet tokia gyvulio emocija, kur žiūri į priešininko akis ir tu matai, kad jis galimai tavęs jau dabar pradeda bijoti. Matot, aš esu tokios nuomonės, iš tikrųjų, mes išeinam į ringą, tiek jis nori mane sužaloti, tiek aš jį. Neturiu nieko prieš, nei prieš vieną savo priešininką, po kovos mes galim vienas kitam paspausti ranką, galų gale nueiti, atsigerti sulčių kartu ir panašiai, viskas tvarkoj. Iki kovos mes nesam draugai, vienas kitam pagarbą rodom, bet sorry, aš kovosiu taip, tarsi tu nori iš manęs atimti mano pinigus, nori mane sužaloti, nori sužaloti mano šeimą. Tiesiog aš tokį nustatymą turiu. Čia toks kovotojo mentalitetas išeinant į narvą, ar tai būtų narvas, ar tai būtų ringas, bet toks mentalitetas. Jo, būtent nėra skirtumo, ar tai MMA, ar tai yra, sakykime, jiu-jitsu, ar imtynės, kad ir kas bebūtų, aš taip esu nusteikęs. Ir kaip minėjau, po kovos mes tikrai galim būti ir draugais, galim ten viens kitam per Facebooką parašyti, nėra problemas, bet iki kovos, nu, aš nesu linkęs iš tikrųjų sudraugauti su savo priešininku. Žiūrėk, koks yra tavo pats mėgstamiausias filmas? Filmas pats mėgstamiausias. Ace Ventura. Kodėl? Ne, šiaip Jimas Carrey's labai juokingas iš tikrųjų. Jisai labai geras aktorius, aš tikrai labai geras, bet Jimas Carrey's ir jo filmai. Šiaip, nežinau, iš tikrųjų dabar, jeigu taip gerai pasukti galvą, šiaip aš labai daug filmų nežiūriu, iš tikrųjų, aš labiau esu linkęs žiūrėti anime, japonišką animaciją. Tai nežinau, jeigu taip iš anime, ko gero dabar, bent jau kas ant bangos man labai buvo, Jujutsu Kaisen. Tai, o šiaip, jeigu dar apie filmą pagalvosiu, tai dabar šiaip, kino teatruose visai neseniai mačiau
nekalbėk apie blogį kažkas tokio, tai šiaip irgi visai įdomus trileris buvo. Šiaip daug filmų, neturiu kažkokio vieno žanro, galbūt labiau komedijos patikdo, bet dabar komedijos tai irgi nelabai galiu laisvai kalbėti, ten, sakykime, komedijose irgi, tai humoro jausmas labai iškreiptas yra palikęs. Tai dažniausiai gal kažkokį siaubo filmus, nes žmona labai mėgsta siaubo filmus, tai siaubo filmų žiūrim. O aš aišku po to naktį neužmiegu po to siaubo filmą. Tai. Mano vyras dažnai išvažiuoja iš namų ir jisai yra siaubo fanatikas ir jisai mane karts nuo karto priverčia pažiūrėti kažkokį filmą. Ir kažkada mes kartu nuėjome į Blairo raganą ir buvo labai blogai. Ja, tai man panašiai irgi, aš naktį būna, kad nelabai ir miegu iš tikrųjų, dėl to tai ko gero mes tam pačiam laive abu esam. Įsivaizduoji kokią ranką iškylančią iš po lovos kur nors. Ta vienuolė iš tų Conjuring serijos. Aš mačiau tik tais anonsą ir tai bijau. Ja, man šiaip labai geras siaubo filmas, tai Ragana tiesiog vadinasi. Tai žodžiu, ten filmas visą laiką nėra tų tokių staigių iššokimų kažkokių ar dar ko, bet labai ta įtampa auga ir labai baisus buvo iš tikrųjų. Tai... Pasiūlysiu pažiūrėti savo vyrui, bet aš pati nežiūrėsiu. Ne, stenkitės nežiūrėti. Dabar klausimas toks. Koks yra tavo slaptas talentas? Bet yra twistas su tuo šito klausimu. Nekovosi. Gyvenime, tiesiog. Kokį slaptą talentą turi? Nu, nedainuoti, ką gerą. Šiaip mėgstu piešti iš tikrųjų. Ja, mėgstu piešti. Anksčiau labai daug piešdavau iš tikrųjų. Dabar jau, kadangi sportas labai daug laiko reikalauja, taip pat dirbu, aišku, dieninį darbą, tai tiesiog nebespėju, bet anksčiau tai labai patikdavo. Irgi anime veikėjus. Anime. Nu, buvo mano kitas klausimas, ar tai būtų peizažai, ar tai būtų visas? Ne, aš mėgdavau labai animacinius veikėjus piešti iš Drakonų kovų, iš Naruto. Bleachas toksai yra irgi anime, nu labai daug turiu iš tikrųjų pripiešęs, šiaip visas papkės dar išsaugęs. Tai va, norėjau sakyti, išsaugojęs papkės atsiųsi nors vieną piešinį man? Laisvai galiu bent jau kažką tai paimti, surasti be problemų. Būtų super. Turėsime ne tik kovotoją, bet ir dailininką ir galimai padarysim kokį nors biznio planą ir pradėsim pardavinėti Mindaugo piešinius. Tai kursiu meną šiandien iš tikrųjų oktagone, ant lapo. Tai bus kitaip, šiek tiek kitoks menas šiandien. Ar tu esi girdėjęs kokių nors gandų apie save, nes vis tiek esi kovos menų pasaulyje jau gana ilgai ir ar yra kažkoks gandas, kurį esi girdėjęs apie save? Nu šiaip iš tikrųjų, kad kažkokių tenais gandų, neigiamų kažkokių dalykų. Tai gal teigiamų? Teigiamų irgi, kažkaip aš nelabai koncentruojas. Man kažkaip dažniausiai tai yra garsas iš šono, aišku malonu, jeigu kažkas pasveikina, pasako, šaunuolis ir panašiai. Tai tą tikrai vertinu dalyką, tikrai kiekvienam žmogui, ko gero, yra malonu, kai tave įvertina, pasako, kad tu šaunuolis, tikrai gerai čia pavariai. Bet šiaip, kad kažkokių tų tokių, kad kažkas iš kažkur ten toli kalbėtų, nežinau, gal tiesiog nesikoncentruoja aš ant to dalyko labai stipriai. Čia labai geras dalykas. Tai žiūrėk, ką veiksi, kai pakels tavo ranką narve? Nes kiekvienas mes to tikimės, taip? Tai žinoma, čia kas be ko. Jeigu tiek aš manau, tiek mano priešininkas, mes abu einam to tikėdamėsi ir čia būtų kvaila tuomet, ką mes čia veikiam abu, neaišku. Bet kažkokio didelio plano galbūt nėra. Pakels ranką, aišku, metalo ženklą šausim, nes metalo muzikos fanas. Dabar šitas jau čia jau yra 90-ųjų, žinai dabar koksai? Toksai va. Bet čia surferiai, čia jau... Nežinau, man sakė, kad aš jau nebemadinga su savo rageliais iškeltais. Tegul nenusišneka, čia yra pagrindinis ženklas. Ja, tai... Pakels ranką, eisim, aišku, švęsim, bėgsiu į tribūną pas savo draugus, šeimą, gersim vandens, gersim po to sulčių, kažkas stipresnių sulčių, valgysim spurgas pagaliau. Ne, tiesiog pelnytą pergalę, salto aš nemoku padaryti, bet sakau, tai
esu nusteikęs tikrai šiandien gerai, gerai nuotaikai, šventėjai, kad ir kaip bebūtų, tai žodžiu, planas toks. Nu ir gal kažkokį bariuką nueisim, burgerius valgyti dar kažką. Aš irgi eisiu kartu. Ačiū labai. Labai šaunu, ačiū. Super, labai gerai. Malonu, dėkui. God bless America, you know we all love them. Yesterday I got a call like from my dog like 101. Said they killed his only son because of insufficient funds. He was sobbing, he was mobbing with belligerent and drunk. Talking all his head, philosophy on what the Lord had done. He said, Kid, can you pray for me? It been a fucked day for me. I know that you anointed to show me how to overcome. He was looking for some closure, hoping I can bring him closer to the spiritual. My spirit do no better, but I told him I can't sugarcoat the answer for you. This is how I feel.